Kristaus viršenybė. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Ir jis yra kūno bažnyčios galva, jis pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikyti su savimi visą, kas yra žemėje ir danguje. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, Dievas dabar sutaikė jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akise šventi, tyri ir nekalti. Tik ištverkite tikėjime, įsitvirtinę bei įsišaknyję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi ir kurios tarnas aš tapau ir esu. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams. Dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia, aš tapau jos tarnu, Dievo man duotų paskirimu, kad jums iki galo atskleisčiau Dievo žodį, tą slėpinį, kuris buvo paslėptas amžiams ir kartoms, o dabar apreikštas Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šio slėpinio garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse, šlovės viltis.